Labai visiems ačiū. Jaučiuosi taip, net neapsakomai, nežinau, ir labai jaudinuosi, ir kojos dreba, ir rankos, bet jaučiuosi be galo pagerbta. Todėl, gerbiami Vaižganto premijos mecenatai, miela bendruomenė, mieli bičiuliai ir kolegos, tikrai ilgai galvojau, koks galėtų būti pirmasis šios mano kalbos sakinys. Tačiau tikriausiai nieko geriau nesugalvosi, nei paprasta ir akivaizdi tiesa, kad Juozas Tumas Vaižgantas yra didis mūsų kultūros žmogus, giliai įleidęs šaknis į lietuvišką žemę. Jo didybė ir daugiaklodiškumas reiškėsi pačiomis įvairiausiomis veiklomis ir vaidmenimis. Ir kadangi tų veiklų ir vaidmenų buvo labai daug, ir kunigas, redaktorius, dėstytojas, rašytojas, daugybės draugijų narys, gal 20, mums atrodo, kad Vaižgantui viskas ėjosi paprastai ir be didesnių pastangų. Šių dienų žodžiais tariant, Vaižgantas buvo sėkmės žmogus. Ko besijėmė, viskas jam sekėsi. Kaip yra sakęs Alfonsas Nyka Niliūnas, Vaižgantas dar gyvas būdamas tapo legenda. Tačiau, kaip mes visi gerai žinome, legendos mums pasakoja apie didvyrius arba herojus, o jie būna tik ypač stiprus, narsūs ir kovingi, žodžiu herojiški. Jie vertinami tik pagal išorinius poelgius. Retai kas pagalvoja, ar retai kas domisi, kiek jėgų herojui kainavo vienas arba kitas veiksmas. Paprastai mes labai mažai žinome apie vidinį legendos herojaus gyvenimą. Iš dalies taip ir atsitikę ir su Vaižgantu. Mes vis dar ir šiandien esame linkę žiūrėti į jį per išorinę jo istoriją, kuri Vaižganto atveju tikrai buvo labai dinamiška, labai įvairi ir labai judri. Kaip amžininkų atsiminimuose iškylantis Vaižganto paveikslas, judrus, visada geros nuotaikos, visur noriai dalyvaujantis, dažnai panašus į keistuolį entuziastą. Kaip tiksliai, plačios Vaižganto vykdytos veiklos įspūdį yra įvardijęs Vincas Mykolaitis Putinas. Ir ši Vaižganto gyvenimą charakterizuojanti įvykių ir įspūdingų rezultatų gausa, leidžianti jį lyginti su legenda, ar herojumi, ar sėkmės žmogumi, į antrąją planą yra nustūmusi nuolatinę Vaižganto pastangą. Man atrodo patį svarbiausią ir įstabiausią Vaižganto gyvenimo aspektą. Nes visas jo gyvenimas buvo nuolatinė ir sąmoninga pastanga. Knygelėje jaunam veikėjui jis aiškiai sakė, kad netgi pozityvi nuostata gyvenimo ir kito žmogaus atžvilgių reikalauja platesnės širdies, kartais net tikro heroizmo. O mes kone automatiškai galvojame, kad širdies platumas yra duotybė. Iš dalies taip. O Vaižgantas savo žmogiškojų buvimu, skleisdamas meilę ir malonę atidą šalia esančiam žmogui, aiškiai parodė, kad jo širdies platumas yra nuolatinė pastanga. O toje pačioje knygelėje jaunam veikėjui, kreipdamasis jau į savo luomo žmonės, sakė: kunigėli, kunigėli, neleisk savo širdeliai ataušti. Taigi netgi tikėjimas Dievu ir jo gailestingumu, Vaižganto supratimu, yra žmogaus pastangos rezultatas. Jau brandžiais metais parašytoje apysakoje Nepilys pagrindiniam jos veikėjui, Jonui, kunigas po išpažinties sako: sunkiau bus patį save nugalėti, Dievo ir švento Dievo motinos nepasitelkus neapsieis. O kad jie padėtų, parodyk jiems gerą valią nebenusidėti. Ir šiandien galvoju, kad šitas Vaižganto mums paliktas pastangos priesakas, kaip vidinis judesys link kito žmogaus ar aukštesnės
arba dieviškos tikrovės, nes jo paties žodžiais tariant, juk reikiagi kur nors krypt ir kreipt. Yra niekuomet nepasensinti galimybė kalbėti apie Vaižgantą. Ir jauniems žmonėms taip pat, gimnazijų mokiniams ir universitetų studentams, kurie pagal programas skaito ir nagrinėja Vaižganto kūrinius. Tai paties Vaižganto mums paliktas priesakas – pasistengti įžvelgti dėdžių ir dėdienių Mykolo paveiksle, kuris be jokios abejonės yra giliai ir skaudžiai autobiografiškas, ne vien tik išorinį pasyvumą, bet ir dvasinį aktyvumą ir pilnatvę, susijusius su atsisakymo jėga, nesavintis mylimą moterį, o mylėti ją prasmę gyvenimui teikiančią meilę. Suprasti, kad išoriškai paprastas ir netgi banalus dėdžių ir dėdienių Mykolo gyvenimas yra nuolatinė pastanga ir kad paties Vaižganto giedras būdas ir šiandienos žodžiais tariant jo sėkmės istorija yra nuolatinės ir sąmoningos pastangos rezultatas. Nes kaip Vaižgantas yra sakęs, juk viską reikia pradėti nuo savęs ir per save. Nes vidaus turtas turi būti auginamas iš savęs, kaip kefyro grybelė. Ačiū labai.